Šiandien mes, gal per greitai pasakiau, sveiki visi, šiandien mes darysim vėduoklės. Ir mums reikės paprasto lapo. Kogi dar manote? Ogi šektuvo. Spalvoto pastuko ir rankyčių. Nu tai pradžiai nuspieskim ant lapo, ką tik norim. Aš nusipiešiau vandenyną su žuvytėm. Ir dabar mums reikės štai taip lankstyti. Vieną parlenkiu taip. Taip. Ir po to kitą. Ir taip darom. Štai taip kažkaip turi gauti, aš supratot. Dabar mums reikėjo prisekti. Bet jeigu vaikai darot patys, jums nuo kokių 4, 5, 6, nors man 6 metai. Tai eikit prašyti suaugusių pagalbos, o prisektų, nes aš tai labai... Aš pamatysiu pati gal, bet gal ir nepavyks. Štai taip. Va, gražu. Taip. Galima vėdintis, tai gerai. Labai daug vėjelio. Ir dabar yra žiema, o dabar žinot, kas, norit parodyti, kas yra pro langą? Ateikit. Tadam! Čia yra visiškai vasara. Tarėt mano, aš tai pritariu rimtai. Sau pačiai. Jo, žinau, o vėduoklė turėtų būti vasarai, bet dabar kaip vasara, visiškai. Ir taip karšta. Žinot, aš, kai būna karšta, kai būna, pavyzdžiui, kokia žiema šalta, man vis tiek karšta. Taip, nagi, ata, uždėkite liušą. Bye bye.